Taip, laba diena, mėly kolegos. Šiandien noriu pristatyti platesniai publikai savo padarytą darbą, skirtą Kauno kolegijos moksluose, antrame kurse, specialybės kibernetinės saugos sistemos, grupėje KT2, užduoto dėstytojo kaip dalyko programavimo technologijos pagrindų, atsiskaitomojo semestro darbo, kurio užduotis sukurti web projektą, interneto puslapis, pasirinkta savarankiška tema. Mano atveju aš pasirinkau elektroninę parduotuvę Žaliakalnio kompiuteriai temą. Kuriant ją panaudotos žinios ankstesnėse moduliuose, kuriuose išmokta sukurti tinklalapį su CSS, HTML formų kūrimo ir validavimo su JavaScript. Išmokta sukurti ir pildyti duomenų bazės, vykdyti MySQL užklausos, naudoti šablonus, apdoroti įvykius. Šiame projekte laikiausi ir pasiekiau šių reikalavimų. Informacija visose web puslapiuose pilnai supildyta. Dizainas vieningas. Duomenų bazės struktūroje panaudojau daugiau nei 3 susijusius ryšiais lenteles. Duomenų bazėje suvedžiau daugiau kaip 25 įrašus kiekvienoje lentelėje. Panaudojau select, insert, update ir delete sakinius. Keletas select traukia duomenys iš daugiau kaip 3 lentelių, sujungtų ryšiais tarpusavėje. Taigi, demonstruoju visą veikiančią svetainę iš lokalaus kompiuterio pasileidžiančią, jos puslapius visus ir pabaigoje parodysiu trumpai programavimo kodą, pagrindinės vietas ir duomenų bazę. Taigi, grįžtu prie puslapio, čia yra titulinis mano svetainės puslapis, aš truputį praskrolinu ir gal taip trumpai, tai čia yra tiesiog bendrinis tas pavadinimas, yra prie pavadinimo kokia čia paskirtis tos svetainės, tai yra IT įrangos priežiūros ir remonto paslaugos, tiesiog pagrindinė mintis tos svetainės yra 2 kategorijos paslaugų ir prekių, kurios aktyvios ir kurios atsidaro pilnai ir išrūšiuoja klientui ir vartotojui pasirinkti leidžia, ar tai mūsų paslaugos, ar tai mūsų prekės domina. Tai va, tai turime tokį 4 pagrindinius puslapius prie šito pradinio. Krepšelio puslapį, tokį kaip greitą įėjimo, kad būtų patogiau. Čia viršui turime Facebooko nuorodą į Facebooko prieš tai buvusį irgi Žaliakalnio kompiuterio Facebooko puslapį ir kitus LinkedIn'o, YouTube'ai, aktyvus veikiantis, dabar gal nerodysiu, bet manau, kad esmė yra pats puslapis. Taigi, pradedu tada iš eilės apmokėjimo puslapis, tiesiog pasižiūrėkim, kas čia užsikraus, truputį luktelt reikės keletą sekundžių, kadangi iš lokalaus kompiuterio užtrunka, procesorius resursai nėra labai dideli ir atminties nėra labai daug. Ateity, kai bus įdėta į serverį debesį, tai atsidarinės labai greitai. Va, ir čia rodo kelią. Pradžia tai yra tas pradinis puslapis, tiesiog maždaug. Mes palikau tokį dizainą, kad taip matytųsi, iš kur čia viskas kraunasi, kur mes randamės ir toks, kad labai nepasiklist. Tai va, apmokėjimo puslapis jisai pakeitė, kaip matote, juodai spalvą, kad jis yra šiuo metu įeita, panaudota, kiti balti 3. Baltos spalvos, ta prasme, tai yra apmokėjimo puslapis. Tai čia tiesiog prieš tai įdėjau prekės ir va čia tas apmokėjimo prekių puslapis, kaip jisai atvaizduojamas, tai savo vardu susikūriau tokį, kaip sakant, imitavau klientą, pirkimą, pasirinkau apmokėjimas atsimant prekę, ne iš ankstinis, ne kažkoks pavedimais, grinais, paspaudus apmokėti ir paspausti. Va, įsidėtos kelios prekės ir tiesiog aš vykdau apmokėjimą. Pirkimą apmokėjimą. Tai va, tiesiog pademonstruoju, kad tai viskas, visi, kas reikia, veikia, visos vietos, visi įrankiai. Tarkim, jisai atvaizduos. Va. Uždėjau varnelę, kad viskas tvarkoja, kad nėra klaidų, nėra problemų. Taigi, tada noriu pademonstruoti sekantį, tai yra bendrinį tokį
galima sakyti, elektroninė parduotuvė. Čia jau ne pradinis, bet bendrinis esminis, nes darbas yra elektroninės parduotuvės kūrimas, tai vat aš ir pademonstruosiu, kaip atrodo elektroninės parduotuvės mano sugalvotas ir įvykdytas puslapis. Laukelkim kelias sekundės. Tai vėlgi pradžiutas yra pradinis, titulinis vadinamai, o čia jis parodo kelią, kad mes randamės elektroninės parduotuvės puslapyje. To elektroninės parduotuvės puslapyje yra 3 prekės ir 1 paslauga. O čia yra rūšiavimas, kada ateityje bus daugiau tų prekių, tai galima išsirūšiuoti, viskas veikia, ta prasme, pagal kainą, pagal naujumą, pagal vertinimą klientų, atsiliepimus ir tokį spustelėjus, jisai pagal vertinimą galbūt nėra, pagal populiarumą, čia ateity bus tas dalykas, jisai pilnai veikiantis, rūšiuos, turiu omeny klientui. Tai čia yra elektroninės parduotuvės, šiuo atveju yra 3 pirkimo prekės ir 1 paslaugų. Iššokus toks atsiranda pasiūlymas daugiau pasiskaityti ir spustelkim ant to daugiau. Žiūrėkim, kas čia užsikraus. Pasirinku paslaugas, kaip klientas šiuo atveju. Svetainės. Ir luktelim kelias sekundės ir jisai daugiau išplės, kas čia per paslauga ir kokios galimybės. Tai yra toks viršui čia taip sudėjau, kad čia matytųsi maždaug kiek tai kainuoja. Vis tiek aktualu yra kaina, konkurencija ir pasirinkimo prasme. Čia tas toks pradinio puslapio, kad vis nepamirštų, kur randasi žmogus ir maždaug, kad ta prasme, kad tai yra paslaugos, kad tai yra kompiuteriai, kad tai žaliakalnio kompiuteriai, ne Riogalos. Tai vienu žodžiu, čia kainos, čia yra išplėstinis toksai, jeigu reikia atvykti kažkur, tai užmiesti, priemiesti, tai kategorija paslaugų pabrėžta. Ir čia toks trumpas dar aprašymas apibendrintas toksai, kokios šitos galimos 6 paslaugos šiuo metu. Interaktyvus kalendorius visada rodo, kokia ši diena, kad galbūt aktualu, tiesiog šiandien yra 19, tai 19 rodo, automatiškai kitą dieną bus 20 ir taip toliau. Tai šitos visos irgi paieškos tokios dėl patogumo sugalvotos mano įdėtos, tai yra, kai bus jau labai daug tų produktų, tai galima jas ieškoti produktų grupėje, paslaugų grupėje, kategorijoje, ne grupėje, kategorijoje. Ir naujienų dar bus ateityje toks padarytas, tai kažkokiu tai naujienų, kažkokiu ar tai dėl kainų, ar dėl naujų produktų, tai visi šitie laukeliai veikia. Tai grįžtu atgal, grįžtu tada į krepšelio puslapį sekantį pademonstruoti noriu, kaip jis atrodo, kaip jis veikia, kaip jis atrodo ir supažindinti ir pristatyti. Luktelim vėl kelias minutės. Kelias sekundės, ne minutės. Krepšelio puslapis, kol kas jis yra tuščias, atvaizduoju, pasirinkau taip, keletą funkcijų kaip šitą ir kaip top, pasilikau iš tikrųjų anglų kalbą, paspaudžiu topą, veikia, tiesiog į puslapį viršų labai patogu, manau, yra ir tiesiog, o daugiau visą kitą yra lietuviškai, tvarkingai padaryta, be jokių klaidų, be nieko. Tai čia galimas krepšelio puslapis, į kurį įsidedame. Kadangi jis yra tuščias, tai rodo galimas prekės, kadangi jos yra šiuo atveju 4 kol kas, tai yra 4 prekės ir 1 paslaugų prekė, tai jisai jas ir čia tiesiog, kad nebūtų visai čia taip jau tuščia, kad būtų patogu klientui, galbūt jisai netyčia užėjo šitą puslapį ir nori įsigyti kažką, tai kad jam po ranka būtų tos prekės ir paspaudžiu krepšelį. Truputį luktelkim ir pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Įsidės į krepšelio puslapį, pasirenku dėl monitorių, kaip klientas ir tiesiog tokia keletą sekundžių luktelkim ir jisai įsidės pilnai krepšelį, kaip 1 prekė, kaip dėl monitorius.
ir atvaizduosim. Nu va. Tai va, kada yra jau prekė, tai tada jau nėra to, kad jau tuščias krepšelis atvaizdavimu su to tokiu liūdnu veideliu. Va, jau tada demonstruoja krepšelio puslapis ar per čia užėjus, ar per šitą va tokį viršų greitą įimą, tas pats ir tiesiog parodo prekę, kurią klientas pasirinko, tiesiog jos aprašymą ir kitą informaciją. Va, tai galima kiekį keisti, nu tarkim 2 pakeiskime, kad tikrai veikia ta funkcija. Va, ir tada, aišku, kaina dvigubinsis, galima panaudoti kažkokią tai nuolaidos kodą, jeigu turime, tai ateity bus dažnai naudojama, tai va, spaudžiam apmokėti, įsidėjom krepšelį ir noriu pademonstruoti, kad apmokėjimas, ta prasme, yra galimas, kad jisai veikia, tai va, kadangi 2 prekės pasidaugino tą sumą visą bendrą ir palaukim, kol bus atvaizduotas apmokėjimas. Informatyvi informacija, kiek mes sutaupėme, išsaugojame, kadangi 2 prekės tai 600, matematika veikia. Ir paspaudus apmokėti, ir tiesiog demonstruojame apmokėjimą galutinį, tai yra suma 5400 ir užsidegus varneliai, mes matysime, kad apmokėjimas yra sėkmingas arba nesėkmingas, jeigu bus nesėkmingas kažkokios tai va. Nu va, tai žodžiu, tai tokie va čia toliau yra ta forma apmokėjimo, užsipildo perkeliamomis ir spaudžiam dar kartą apmokėti. Tiesiog kitą formą perkelia, nu, apmokėjimo atsiskaitimo būdas grinais. Taip mano sugalvota padaryta, dabar pasirinkta šiuo atveju ir va galutinis apmokėjimas. Nu, užsidėjo varnelį, reiškia, jau klientas prekę įsigijo, taip kaip jisai pasirinko, pristatymo būdą, pristatymo adresą, kontaktai, pristatymas nemokamas, mes tai savo galim pasiūlyti klientui. Nu va, tai, nu ir tą bendrinį pirkėjo puslapį dar parodysiu, 4 tokią. Nu va, pirkėjo puslapis. Tai čia tokia bendrinė pirkėjo informacija, kur yra ta forma, registracija, tai tiesiog dėl patogumo galima atsijungti, prisijungti, keisti adresą, paskui pasižiūrėti bendrinį informaciją, kažkokią šiuo atveju prisijungiau savo vardu, tai spustelkim vartotojo informaciją. Tai forma, tiesiog bendrinė kliento, vartotojo, šiuo atveju mano vardu forma, slaptažodį galima pasikeisti, galima pasitikrinti, patvirtinti naują, išsaugoti pakeitimus, viskas pilnai veikia. Va, gal tada dar viršui pademonstruosiu tokią bendrinę paiešką, tokią irgi patogią, pačiam viršui puslapio, tai, nu, parašau dėl, čia vis tiek reikia žinot maždaug, ko ieškai, nu, galbūt ir nėra to daikto, bet šiuo atveju aš parašau, kad ieškau dėl kažkokio tai paslaugos arba prekės, kas yra dėl pavadinimu, tai pademonstruosiu, kaip veikia paieška. Bendrinė tokia iš visų kategorijų visoje svetainėje. Tai lauktelkim kelias sekundės vėlgi ir jisai suras.
aš rašiau žodį Dell, jisai surado kaip prekė Super Dell monitorius, tiesiog išfiltravo tą žodį pagal tas raideles, nu ir atidarė tą prekę, tokia greita paieška kažkokios tai paslaugos ar prekės, pasidemonstruojam puslapius, platesnis aprašymas, nu taip pat, kad tai nebūtų labai jau taip nyku, tai pasiūlo ir panašius produktus, tai jeigu tarkim kompiuterinė įranga, tai prie jos kažką tai papildomai, kad tiesiog kamputyje raudonai matosi nuolaidų kodai mano irgi sugeneruoti ir veikiantis pilnai prisitaikomi nuo kainos, kur čia nubraukta yra, tai čia ir yra pasiskaičiuoja, aš galiu koreguoti kaip administratorius, galiu ten 3% ar 20% visada pasiskaičiuos automatiškai ir nu va, tai vienu žodžiu, tai va, tokius pagrindinius parodžiau viršui Facebook'o, LinkedIn'o ir YouTube aktyvios nuorodos ir tada pademonstruoju, kaip žadėjau, tada kodą, taip trumpai aišku praskrolinsiu, atvedu iš kito ekrano visą kodą atidaryta, kur yra PHP ir CSS pagrindu, tai va, tai tiesiog praskrolinu, kaip čia viskas atrodo, kaip yra pasvordai, vadinami slaptažodžiai, valdymas visas, kur kas randasi, pagrindinis gal keletą tokių parodysiu, kaip sakant, kur kas randasi ir kaip čia kas atrodo. Taip. Nu, va, tokius keletą tokių vietų, kaip čia visas tas kodo dizainas, taip sakant, ir sudėtis. PHP dalis. Nu, va. Ir tada dar truputį, kaip ir žadėjau, duomenų bazės struktūra, taip irgi trumpai, kaip sakant, skrolinimo būdu. Va, tai tiesiog kaip čia atrodo ta visa duomenų bazė sudėtis, kaip minėjau, selektas panaudotas ne vieną kartą pagal reikalavimus ir kiti įrankiai. Va, tai tokie aprašymai ir laiko zonos ir viskas per duomenų bazę valdosi, per lenteles, per struktūrą, vartotojai. Slaptažodžiai. Nu va, tai tiek tada. Ačiū labai visiems už dėmesį ir tikiuosi patiko, tikiuosi teigiamai įvertinsi taip kaip reikia ir geros dienos, viso gero.